Diena, Minecrafto mylėtojai ir gerbėjai. Aš esu Anzelmas Mižniutavičius. Žaidime mano vardas Energy Creator ir šiandien su savo draugu. Prašom, draugas, prisistatyk. Mano vardas yra Šikis Šika ir aš labai mėgstu Minecraftą. Žaidžiu nuo pat gimimo Minecraftą. Gerai, tai mes padarysim tokį let's play naujokams, kad žinotų, kaip pradėti. Žinot, labai sunkus žaidimas, tai reikia čia pagalbos. Visi žiūri YouTube, kaip čia žais šitą žaidimą, nes jis labai sunkus yra. Va. Mes padėsim naujokams tiesiog pradėti, užsikabinti už šito žaidimą. Taip. O dabar teksturė pakas yra Jolly Craft, labai gražus, man jis labai patinka. Labai tikroviškas. Jungiamės į serverį. Štai, mano draugas, Anusas Šika. Labas. Labas. Taigi, kaip matote, žaidimas sudarytas iš kubelių visas. Ir labai smagus. Labai smagus. Einam pavaišysim po pasaulį. Einam. Tai va, dabar beidami galim papasakoti labiau. Man yra 7 metai, esu iš Klaipėdos, turiu mamą ir tėtį. Tėtis mano pedofilas. Taigi, visų pirmiausia reikia, kaip matot, man lagina, nes mano kompas pamoinas. Va, čia bišķi pasikeisiu video settings. Nereik čia man fancy. Reikia pirmą nukirst medį. Kaip matot, medžiai labai tikroviški. Labai tikroviški. Taigi mes jį galime nukirsti su ranka. Su ranka. Čia va šitas trindukas, kurį matot mano ekrane, tai yra ranka. Aš einu primušiu karvę, negyvai. Bet tai koks tas sadistas? Mačiau kaime, kai kartą senelis įskerdė kiaulę, tai paskui aš vėmiau 3 savaitės. Eina savo. Jo. Nebevalgau daugiau kiaulės. Kiaulienos, nes man labai gaila kiaulyčių. Kad išimt kokį blokelį reikia nespaudinėti savo pelę, o laikyti nuspaudus ir tą žymeklį ant pelės laikyti. Žiūrėk, turiu odos. Tai pasidaryti šarvus galėsi. Tai galima bus pasidaryti šarvus. Parodysim paskui, kaip reikia pasidaryti šarvus. Mano kompas labai pamoinas, todėl man baisiai lagina, tai smooth lightning išjungsiu. Nes tėvas parnuką siunčia kitam kamarį, tai negaliu. Mano jeigu tėtis čia siunčiasi per nešiojamą pornuką ir aš negaliu normaliai žaisti Minecraftą. Man pastoviai lagina. Ir dar paskui mane aprikė dažnai sako, nežaistų man ten, nesisiunčia ten filmai. Bet mes kažką žiemoje atsiradom. Jo, žiūrėk, dabar išeisim į rudenį. Ruduo. Krenta lapai auksiniai. Auksiniai ir leidžiasi tyliai. Va, žiūrėk, ola. Pala, dar beržą reik nukirsti. Mano tėtis tai labai mėgsta mane nusivesti į rūsį ir pavaišinti medumi. Žiūrėk. Geležis. Čia yra geležis. Ją reikia maininti, bet ją reikia ne su ranka maininti, nes kitaip neįsimainins. Matot, labai tikroviška geležis ant šito teksturė pako. Va čia tipo žvyras. Irgi, matot, labai tikroviškas. O va čia va yra titnago gabalėlis. Čia va yra darbastalis. Jį reikia pasigaminti ant rankose. Pasidaryti. Va taip, va čia padėjus ir spaudinėti čia, kol malkų pilną turėsite. Te. Tada galima pasidaryti pagalių.
Tada su pagaliais galima pasidaryti pikeksą, va. Aš visus moku jau mintinai, nes mokinuosi naktį, kai mane muša. Ne, tai dabar galima pasimaninti akmens. O, labai tikroviškas akmuo yra. Taip. Tai vadži, dabar galima bus pasidaryti ir akmeninį pikeksą. O, Mano senelis buvo karo didvyris. gavau achievementą. Dabar galima geležį išmaininti. Nesutūva. Mano senelis neturi 7 kilogramų tarp kojų ir mėsos. Kodėl? Nes jis karo veteranas ir aš labai jį myliu ir labai aš jo didžiuojuosi. Tai puiku. Jo. Tai aš manau dabar mums labai reikėtų prisimaninti daug akmens. Daug biškį man pikeksą ir... Mano senelis buvo rusas. Tai tu pasidaryk dar. Ir Pikeksų ir einam, mes tada pamaininsim akmens. Ir šaudė. Nes labai akmuo yra vertingas. Duok vieną akmenį. O dieve, o dieve. Bėgam. Ačiū. Ką daryt? Gerai. Labai nepersi. Degas, teletaškas. Nepersi, kol grįšiu. Ne. Anusai, ar ten tavo mama? Tai ten mano mama, jinai sakė, kad netėjo manęs draugų, bet aš pasakiau, kad pasakytų, kad mano draugai išeitų, nes aš žaidžiu Minecraft. Pasakė mano draugams, kad manęs nėra Mes namuose. dabar labai O populiarūs. žiūrėkit dabar, čia yra labai tamsu, ten labai daug zombių yra ir labai ten baisu. Koks ten bervoras? O žiūrėkit, čia va yra anglis. Tai mining. Čia Dabar- labai, mato, tikroviškai yra anglis. Ir einu pamatinsiu dabar jūs, kaip pasidaryti reikia šitą tokį... O, čia strėlė pati bus, ar ne, kaip matot, tarki labai tikroviškai. Tai va, reikia pasidaryti mums fakelų. Va taip va. Va taip. Tas Labai tikroviškai. fakelo uždegti nereikia, jis jau dega, kai jį pasidarai iš karto. Nu tai, bet tai čia vis tiek labai tikroviška yra. Dar Nes čia labai tikroviškas žaidimas iš jūsų yra viskas. įnešėsi fakelą irgi jis nedega. O Jėzus, kas čia? O Jėzus, kaip Su- sprogo. Susprogo. Susprogo. Ojojoj. Ojoj. Kodėl tai su fakelu muši? Nes jie bijo šviesos. Aš kur tu žinai, jie gal nebijo šviesos, bet jie mane mušia ir šviesoj. Bijo jie šviesos. O gal neeinam taip giliai, nes man tai mama neleidžia toli nuo namų nueiti, nes taip atvažiuos juodas Mercedesas ir dar pasiūlys į saldainių ir pasivažinėti ir paskui sakė, kad aš galiu nebekakoti daugiau. O gal kakuoti tik tais nevalingai. Na, nežinau, ką tu norėjai man pasakyti. Aš irgi nesuprantu. Nu, Bet aš jau noriu valgyti, nes va, matot, apačioje jau man valgyti norisi, rodo. aš irgi noriu valgyti, prieš tai žalią mėsą suvalgyti. Kodėl tu savo... O, kiek anglies radau daug. Kaip man Aš- pasisė. Aš tai eidu į viršų ir pradėsiu statyti mums namą, Gerai. nes mes turim apsigyventi būtinai. Nes kitaip numirsim. Ir čia labai reikia gražų namą pastatyti, kad paskui galėtum pasirodyti prieš savo draugus didelius, kuriems kad labai patiktų, kad pasirodyčiau, koks esu kietas ir kaip aš moku gražiai pastatyti Minecraft'e namą. O, kiek aš dar daug anglies radau. O, ir geležies, o. Galėsim išsilydyti geležį ir pasidaryti čarbus. Ar taip? Taip, galima įsilydyti geležį paprastoje krosnyje,
kepame ir maistą, ir mano kitas senelis, jis yra ten fizikas, tai sakė, kad prie 2000 laipsnių temperatūros skaitosi geležis. Oho, tai mums reiks lavos? Ne. Iki lavos nedadesikasim. Ai, Čia Minecraftas, čia viskas įman. Dabar aš pastatysiu mums namą. gerai ir padaryk valgyti. Anusai. O mes neturim lovų. Anusai. Girdžiu. Aš ir negausiu, aš nežinau, iš kur gauti lovų dabar. Nes reikia lovoms avių. O jums, aišku, labai įdomu, kai mes čia žaidžiam, tai kadangi jums taip įdomu, kai mes čia žaidžiam, tai galit kartu su mumis pažaisti, jeigu norite. Ateikit į serverį, kurio IP yra 192.534.202.1. Taip, bet aš įjungiu tik vakare, kai grįžtu iš darželio. Sugadinau pikeksą, bet už to turiu vieną buterbrodą. Bifšteksą. Buterbrodą. Iš ko čia statai mums namą? Iš akmens blokų. Tai yra koblestonė. Tai yra labai naudingi blokai, kurie nedega. Aha. Patys geriausi žaidimo blokai, taip? Taip, jie yra labai reti. O iš kur jų gauti? Jos galima prisimaiginti visur. Aš suprantu, daug nežaidęs Minecraft'o, bet man jis jau labai pakerėjo mano gyvenimą ir pakeitė. Padaryk krosnį. Nebeliks akmens, nes reikia stogą užsidegti, nes kitaip ateis blogi dėdės ir pasiūlys vėl salainį. Tai išmedį Ne. galim. Man reikia būtinai pavalgyti, nes aš tuoj numirsiu. Man irgi. Todėl reikia krosnės. Aš neturiu akmens jau daugiau. Bėgam greičiau baimį. O tu turi mėsas. Einu trankyt kiaulių. Aš vieną mėsą turiu. Man liko vienas alkis. Mano dabar visiškai tuščias alkis. Dabar tik man mažėja gyvybės. Mane numušė zombis. Blogai. Aš miriau ir dabar nežinau, kur esu. Tai pačytinkim biškį. Ne, čytinkim. Brolis tada mane muša. Kodėl? Nesako, kad čytint negalima. Ir paskui jis pasiema diržą ir žaidžia su manim riterius. Ir aš turiu būti kaip arklys ir nešioti po kambarį. Kaip aš čia atsiradau? Nežinau. Konsolė tave pati teleportino. O kas yra konsolė? Nežinau. Čia Herobrinas tas. Ai, aišku. Aš tai... Gal persekė visus turbūt. Žaidėjai Age of Empires 2 naują žaidimą? Ne. Tai aš tau padovanosiu per gimtadienį žaidimą. Kiek jis kainuoja? 10 litų. Eina savo. Gali atsibos žiūrėti mūsų įdomų video. Kokiet pork chop. Taigi kitą mūsų video mes paskirsime namo tobulinimui ir statymui. Ir dar eisim mainintis į olas. Ir ieškoti deimantų. Ir kadangi jums labai įdomu, kai mes tai darysim, tai mes jums būtinai parodysim. Būtinai. Nenoriu valgyti, dabar Minecraftą žaidžiu. Ne! Mama sakė valgyti, aš dabar Minecraftą žaidžiu, aš nenoriu valgyti. Tai baigiam? Tai baigiam tada šį video įdomų ir kitą kartą statysim didelį namą. Atia.
Ponų. Ate, Atia. mėly žiūrovai. Atia. Subscribinkit mus būtinai. Taip,